Wow. Kabina. Vairuotoją turim. Atplaukiam kažkur, kur atplaukiam. Labas rytas. Labas rytas. Ką tik filmavau, nenusifilmavo, filmavom dar kartą. Atsikėlėm ir kur mes esam? Esam stovyklavietėj, į kurią atplaukėm vakar. Mes vakar nuplaukėm 55 km, plaukdami iš Vilniaus į Kauną. Šiandien laukia daug kilometrų, o mes plaukėm Nerimi į Vilnių, Kauną. Labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojasi? Labai gerai, nuostabiai, tokiai gamtoj. Geriau būti negali. Ir vaizdas va toks pas juos iš palapinės. Kilometrų daug, 170. Vakar nuplaukti 55, truputį sumažino mūsų tą tikslo pasiekimą, bet vis tiek šiandien reikia nuplaukti daug. Čia mūsų laukinės kanojos, kuriomis mes plaukiam. Juneta, labas rytas! Labas rytas. Kaip miegojai? Gerai miegojau. Tik tais kojas naktį nušaliau paryčiais. Tai pasišildžiau ir paskui jau gerai užmigau. Nes Juneta miegojo be kilimėlio. Nu, su beta ir kaip ten. Tik su miegmaišiu. Pasirodo, galima išgyventi ir be kilimėlio. Tiesą sakant, aš atsimenu, seniau žygiuose žmonės būdavo ir be miegmaišių, ir be kilimėlio. Ir jie irgi išgyvendavo. Nežinau kaip, bet žmonės moka. Ir be palapinės. Jo, ir be palapinės. Ir be nieko. Labą rytą. Labas rytas, čia yra šefas Lukas. Sveiki atvykę, prašau. Į virtuvę. Mūsų laukia. Grikiai. Grikiai. Ir arbatos turim, taip? Turim. Kavos tai turėsim. O, taip, čia viską turim. Papusryčiavom. Neatrodo labai skaniai. Bet čia tik tai plaunamų indų vaizdas. Suvalgėm viską, net nespėjau nufilmuoti. Valgėm grikius, dar sriubos buvo likę nuo vakar, tai pavalgėm labai skaniai. Dabar yra 8:02. Išplaukėm 9, kas reiškia, kad liko 8 minutės! Tada jau surovėja mūsų valdo. Šiandien pirmas ir turbūt paskutinis tiltas. Čia yra Maišiagala-Vievį jungiantis tiltas per Nerį. Kitas tiltas turbūt tik Jonavoj bus, o paskui Kaune. Jonavą turbūt pasieksim rytoj. Dar nežinom, kiek mes nuplauksim, bet šiandien jau nuplaukėm 5 km. Mes šiaip tai planavom vakar iki čia plaukti ir nakvoti, bet taip gavosi, kad radom daug geresnę vietą ir labai pasisekė mūsų. Nuplauk šiandien reiktų kokius turbūt 80 km, tai nemažai. Bet viską mes jūs informuosim. Sherry lady, nežinau žodžių, bet dainuot smagu. Nu ką, šiandien jau nuplaukėm 17 km, plaukėm jau 2 valandas, sekasi puikiai. Oras truputį įšilęs. Ir plaukiam, nežinom kas laukia priekį, nežinom kiek plauksim, bet plauksim. Nes reikia nuplaukti tuos 170. Tai kiek mes jau sumoj turim? Kiek yra 55 plus 17? Tai yra 72. Tai esam tiek nuplaukę ir reiškia mums liko 98 km. Viskas tikrai mūsų rankose.
Kernavė. Lipam pailsėt. Pirmas sustojimas. Nuplaukėm beveik 20 km. Jovita ruošia sriubą. Fast food. Fast food. Ant upės. Nuolat alkani. Purvini, šlapi ir laimingi mūsų šūkis yra. Dar papildyti galim būtų. Purvini, alkani, šlapi ir laimingi. Ar bet laimingi. Čia nežinau. Pasakykit kaip geriau. Purvini, šlapi, bet laimingi. Ar reiktų sakyti purvini, šlapi ir laimingi. Čia turėjau biškį diskusiją. Tas ties šitų šūkių. Ir laimingi, ar bet laimingi. Tokia yra. Žodžiu, žaismas, smulkmenos, bet vieniem taip girdisi, kitiem kitaip girdisi. O gal ir kaip tik gerai, kad tai kelia klausimą ir yra kažkokia tokia skirtingos nuomonės ties tuo. Žmogus gal stabtels toje vietoje ir susimastys. Išleidom Junetą plaukti, ruoštis Manhattanui ir Katalino sąsiauriams. Manhatano salą atiplaukinėsinai, pernai perplaukė Lamanšo. Dabar treniruojasi plaukti. Sakė, plauks apie valandą, mes ją lydėsim. Kaip? Gerai. Kiek nuplaukiai laiko? Valanda 15. Oho. 7,5 km. Iškrita miega. Tai vat plaukėsi susikabinus. Testuojam greitį. Nu, daugiausiai buvom įspaudę iki 10,5. Gal paspausim ir 11. Pabandysim, bet taip komfortiškai, tai taip 9, komfortiškai lengvai irkluojant, plaukiam ant 9 km per valandą. Nieko nedarant, plaukiam apie 5 km per valandą. Sustojam čiobiški, gražioj vietoj, papietauti biškutį. Kiek mes čia esame įveikę? Pabaram 3,8 km. Tai nėra blogai. Pavalgom ir plaukiam toliau. Kaip plaukėsi? Labai gerai. Labai gerai. Super džiaugiuosi. Nudegsi, žinok, čia viską nudegsi, viską kefyrų tepsim. O yra kefyrų. Plaukiam su arfos muzika, plaukiam toliau. Nuplaukę jau esam 47 km. Plaukiam toliau, tiesiog plaukiam toliau. Labas vakaras. Ruošiamės naktiniam plaukimui. Matot, nespėjam. Mėgaujamės procesu, tad tenka plaukt naktį. Va, plauksim taip gražiai susijungę. Kas sėdės per vidurį, matyt, miegos. Keisimės. Ta nosima biškį galima į tą pusę. Nosė. Kur buvę, kur nebuvę, turim plaustą, nuplaukėm šiandien kažkiek tai kilometrų. Dabar vakarieniaujam. Įrašysim. Vakarieniaujam, ką čia česnakas valgai ir pupelės. Pupelės. Skaniai maitina? Labai skaniai. Labai? Geriau nei namie, tai jinai namie batoną valgo su sviestu, o čia dar turim kažką ir ant batono. Briedienas davė. Nu, briedis
Linė, tavo nuplaukė. Kiek nuplaukė laiko? Kur? Valandą 15 neplaukė ir va, apsidovanojo vainiku. Man padovanojo Ai. Jovita. O, aš matau, kad pasiruošęs. Pasiruošęs. Nu ką, O, pasakai, nuostabu. šaukštą pati darėjai, ar draugas darė? Draugas darė, bet nuostabu. Čia dar galėtum šakutę kitam galėjai įsipjaustyti. Atvažiavau čia, nepasiėmiau striukės, sugalvoju naktį plaukt. Pasiėmiau mėmaišyti, kad naktį šilta būtų. Prasikirpsi skylės ir iškiši rankas. Aha. Jo, kilometrų tiek, kad plauksim naktį. Dabar mums liko dar apie 60, nepilnai 60 km iki Kauno pilies. Tai dabar mes pavalgysim ramiai, pasidarėm jau plaustelį, susėsim ir kažkaip tai plauksim. Tai tuo viską pamatysite. Susiruošėm ir dabar esam ne kur kitur, o plauste. Va taip atrodo mūsų, nežinau kas čia. Būstinė. Laivas, štabikas. Nežinau, mes kaip pabėgėliai. O taip jie atkeliauja. Ir mes plaukiam ne kur kitur, o į šviesų rytojų. Vandenėlis tai čia toks naktį. Ir plauksim iki saulės patekėjimo. Ir netgi plauksim saulei patekėjus. Dabar mes pradėjom, plaukiam. Va, dabar yra 11 valandų. Plaukiam jau 13 minučių ir nuplaukiam beveik kilometrą. Mūsų greitis yra apie 3-4 km per valandą. Kažkas bus. Mes prabudom. Dabar yra 2 valanda nakties. Nuplaukiam 13 km 700 metrų. Plaukiam 3 valandas 13 minučių. Žiūrėk, taip čia atrodo viskas. Baloj miegam. Va, vanduo. Va, pareina tanklaivis. Bet tu čia žiūri, kuo toliau, to geriau čia įsipatoginai. Mano miegojimo akcijos kyla tavo Tai jau žiūri. reikėjo paties, tada būtumėm abu sugriuvę. Tavo žiūri krenta. Bet važiuoju, ką tu atneši čia? Ką tu atneši čia? Dumblyną. Palauk, atsargiai tik, neskubėk, čia viskas čia varva. Nebijok. Man baisi, pažiūrėk šlapiam. Atplaukiam kažkur. Kur atplaukiam? Kur? Atplaukiam į krantą. Čia žmonėm reikalas. Į mišką. Patogu. Simieguoji? O tu pasilaikyt gali. Nežinau, aš tai gerai įsimiegojau. Pradžiai labai sunkiai buvo, bet po to čia kažką prikūrėm ir galų gale gavos labai gerai. Šiuo metu esam nuplaukę 33 km. Plaukiam jau 8 valandas. Dabar yra 7 ryto. 33. Esam prie legendinio akmens, kuris yra vidury upės. Taip, dabar mes darysimės selfius to akmenį. Suruošę? Cheese! Au! Kabina. Vairuotoją turim. Pirma pramoga po 7 valandų.
stogas šiąnakt, žvaigždėtas dangus. Minimum komforto, bet širdį ramu, maksimum gamtos. Čia dabar esu, laukiniai gamtoje. Irklais mojuoja, miškai žygioja ir pelkėmis klampoja. Nurimusi akis, žvaigždės skaičiuoja. Ką skaičiuoji? Kas nori kavos? Mes jau mes nebeprašom, kad mums atveškit kavos, mes jau kavą darom laive su dujinė viryklė ir mes jau esame Kaune. Kauno tiltas pirmasis, toj kirsim ir būsim pasiekę Kauną. Mes jau net nebe po vieną, mes esame komanda, plauste, visi viename. Ir pakirsim tiltą ir būsim Kaune. Dar biškiai ir būsim prie pilies. Tikslas mūsų finišas prie pilies. Šią naktį visą ir klavom. Dabar šiuo metu esame plaukime 12 valandų 35 minutės plaukimas. Pradėjom vakare vakar. Baigiam, dabar jau apie 12 baigsim. Pasiekėm tikslą. Beveik. Paskutinis Kauno tiltas. Paskutinis tiltas ir ten jau mūsų laukia Tadas. Matau, nerimsta, jau trykčioje. Nori priimti mus ir padėti grįžti namo. Ir kločiau dar kokį mėnesį. Kokį mėnesį dar. Iki Manheto plautum. Tada jau... Ten dar praplausim pilį iš kairės, kol turistai nesusivoks. Varom, labai gerai. Viskas, išplaukėm iš srovės. Va komanda, va laukiniai. Ką? Galėjom. Sveikas gyvas. Tadas taip norėjo plaukti irgi. Nesigavo. Norėjau padainuoti, oi laukiam, bet jūs mus aplenkėt. Mes laukiam, laukiam. Jūs jau mūsų laukėt. Tai linkėjimai nuo Kauno ruonių, atlekiu tiesiai iš Lampėdžių. Ačiū. Ir atvežėm jums šviežios, dar gal net šiltos, keptos dalytas, vaišiant. Valio, trauksim sviestą. Ir sviestą turim, ir net su kuo papjausti turim. Kovinės kanojos. Žiūrint į vaizdą, jau galima pagalvoti, kad kaip ir pabaiga, jau video baigėsi, bet iš tikrųjų tai yra tik visko pradžia. Vasara tik tai prasideda, dar tik ateina, nors aš visada prisimenu tą, kad jinai tik ateina ir jau žiūrėk joninės, žiūrėk jau lapai geltonuoja. Tai mėgaukimės kiekvieną vasaros dieną. Yra laukinių stovyklos, atvažiuok, yra kitos visos vykorių stovyklos, atvažiuok, pajausk vasaros skonį. O paskui žiūrėk, jau vėl susitiksim žiemos renginiuose. Ate. Laukiniai gamtoje, irklais mojuoja, miškai žygioja ir pelkėmis klampoja. Nurimusi akis. O čia dar šiaip yra gintaro daina sukurta, tai aš ją įmesiu atskirai. Šiaip tai visai smagiai skamba. Dabar daug neleisiu čia, nes jau ir tai 20 minučių, kur tai matyta. Šiaip rasi ją mano YouTube kanale.